Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 103 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie boksingą ir unboxingą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Pradėsime nuo to, kur yra saugomi objektai struktūrų ir kur yra saugomi objektai klasių. Jeigu kalbam apie struktūrą, tai jos objektas bus saugomas viduj steko. Jeigu kalba eina apie klases, tai jų objektai yra saugomi viduj heap atminties, o steke mes saugom tik nuorodą į tą objektą. Ir nuoroda visada užima 8 baitus. Sukursim klasę ir identišką struktūrą ir pažiūrėsime, kiek vietos užims objektai ir vieno ir kito elemento. Kol kas nekreipkite dėmesio, kas čia yra per unsafe blokas. Jis reikalingas tik tam, kad mes galėtume gauti dydį vieno ir kito elemento, nes be unsafe bloko toks dalykas nevyks. Ir dabar mes galim paleisti kodą ir pažiūrėsime, kiek vietos užima kaip vienas, taip ir kitas dalykas. Ir kaip jūs matote, klasė užima 8 baitus, o struktūra užima 32, nes longas užima 8, 8 padauginti iš 4, tai 32. Tai ir gaunam tą dydį. O dėl to, kad objektas klasės yra saugomas viduj heap atminties, o viduj steko tik adresas to objekto, tai mes ir gauname 8 baitus. Ir nesvarbu, kiek čia bus elementų. Jei mes ir ten turėsime papildomų elementų, struct dydis pas mus pasikeis, bet class dydis taip ir liks 8. Taip pat jūs tikriausiai prisimenate, kad pas mus yra tipas object, kuris gali saugoti bet kokį kintamąjį. Ir grubiai galima pasakyti, kad object tai tiesiog nuoroda į mūsų objektą heap'e. Bet dabar jūs galite paklausti, o kaip mes galim saugoti struktūrą heap'e, jeigu struktūros objektai visą laiką pas mus yra saugomi steke. Tai čia pas mus įvyksta tokia operacija kaip boxing, kai mes paimam reikšmę, kurią saugoma viduj mūsų struktūros kažkokios ir kopijuojam tą dalyką į heap'o. Ir ten pas mus dabar yra vienodi elementai, tik mystruct saugo viską steke, o mystruct object jau yra saugomas viduj heap'o. Ir mes turim nuorodą čia į tą naują objektą sukurti. Dabar mes palyginsime, ar tai yra tas pats klasės objektas ir ar tai yra tas pats struktūros objektas. Ir paleidus tą kodą mes matome, kad jeigu tai yra klasės objektas, tai boxingas nevyksta, nes klasės objektai ir taip yra saugomi viduj heap atminties. Bet jeigu tai yra struktūros objektas, mes kuriam to objekto kopiją ir kopija jau bus patalpinta viduj heap atminties ir adresas stack atmintyje ir heap atmintyje jokių būdų negali sutapti ir mes gauname false atsakymą čia. Boxingas pas mus vyksta, kai mes value reikšmę priskiriam prie reference tipo. Tai tarkim, struktūros objektas priskiriamas prie object tipo arba prie interface'o. Sukursime interface'ą, kuris saugos kažkokį A-in tipą ir padarysime taip, kad mūsų klasė ir struktūra implementuotų tą interface'ą. Parašysime tokį kodą ir pažiūrėsime, kaip viskas veikia, kai mes dirbame su klasės objektu. Tai čia mes sukursime interface'o kintamai ir jam priskirsime mūsų klasės objektą. Ir po to tą interface'o kintamai nukopijuosime į kopiją. Ir per pagrindinį interface'o kintamai pakeisime mūsų A. Ir išvesime A iš kiekvieno iš tų elementų. Ir mes galim pastebėti, kad visur pas mus yra trejetas, nes klasė pas mus yra reference tipas, kuris ir taip yra saugomas heap atmintyje. Ir mes į mūsų interface'us išsaugosim adresą to pačio objekto. Dabar padarysime tą patį, tik pritaikysim struktūrą. Tai čia vietoj class parašysime struct ir čia padarysime tą patį. Ir dabar galim pastebėti jau kitą rezultatą. Čia pas mus vyksta boxingas, dėl to, kad mes struktūros objektą kopijuojame. Tai originalus objektas lieka steke, o jo kopija atsiranda heap atmintyje ir tas kintamasis turi nuorodą į tą naują objektą. Ir čia mes tą nuorodą kopijuojame. Ir jeigu per pirmą nuorodą mes pakeisime A, antras matys tą patį objektą ir per tą nuorodą pasieks tą patį A. Bet tas adresas nesutaps su adresu steke. Tai objektas, kuris yra saugomas steke, nekaip nepasikeis. Tai pas mus buvo informacija apie boxinimą. Dabar padarysime priešingą variantą – unboxinimą. Kai mes iš reference tipo darome atgal value tipą. Tai mes paimam mūsų adresą heap atmintyje, pagal tą adresą traukiam objektą ir perdodam jį atgal į steką. Ir steke pas mus atsiranda kopija to objekto. Ir vėl, jeigu aš čia pakeisiu ismy, tai nekaip nepalies mūsų tos struktūros. Paleidus kodą, mes pamatysime, kad ir ten pas mus yra vienetas, nors mes pakeitėm tą A, o tas A buvo pakeistas būtent prie to objekto, kuris pas mus yra saugomas viduj heap atminties. Ir nekaip nėra susijęs su objektu, kuris pas mus saugomas steke. Kol nebuvo sugalvoti generikai, taip ir veikia duomenų struktūros C#.
C# pagal namespace System Collections galima rasti tokį tipą kaip Array List. Tai tas pats paprastas generic listas, kur mes galime rašyti kažkokį tipą tarp trikampinių skliaustų, tik ten visi elementai yra saugomi kaip object tipas. Jeigu mes čia pereisim, tai mes galim pastebėti, kad čia yra object tipo masyvas, kur mes ir saugom visus elementus. Jeigu mes pažiūrėsime į generic listą, tai čia pas mus jau yra tipas T. Ir jeigu mes norim padaryti tokį dalyką, paskaičiuoti sumą, mes kiekvieną kartą turim daryti unboxingą. Tai iš typ atminties traukti elementą, dėti jį į steką, pridėti tą elementą prie mūsų sum kintamojo ir tada panaikinti ir paimti sekantį elementą. Tai reikėjo daryti taip. Prašysime funkciją sumObject ir sumInt. Ir ten mes perduosim intus ir pabandysim paskaičiuoti jų sumą. Ir čia pas mus vyks kaip boxing, taip ir unboxing operacija. Boxing, kai mes perduosim mūsų du intus A ir B, kaip objektus, tai jie iš steko bus nukopijuoti ir patilpti viduj heap atminties, o po to, kai mes norėsime juos sudėti, tai atgal iš heap atminties mes turėsime padėti atgal į steką, sudėti tos elementus ir atiduoti rezultatą kaip object tipą, kuris vėl pas mus padės rezultatą iš steko į heapą. O su intu tokios problemos nebus. Ir mes paleisime ir ten ciklus. Tas ciklas suveiks 100 milijonų kartų ir pažiūrėsime, kaip bus greičiau. Ar vienu atveju, ar kitu atveju. Ir mes matome, kad jei mes tai darysime be boxing ir unboxing operacijų, tai tas kodas suveiks daug greičiau. Ir čia jūs galite suprasti, jeigu yra galimybė išvengti boxing ir unboxing operacijas, tai geriau taip ir padaryti. Tarkim, taikyti generic tipus. Dabar jūs žinote, kas yra boxing ir unboxing operacijos. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.